Rokai, įvertinant visą šį sezoną, kuris oficialiai jo uždanga nusileidžia šiandien, kaip pats įvertintum ir asmeniškai, ir savo komandai, taip pat bendrai viso sezono kontekste? Iš tikrųjų, negalėčiau sakyti, kad blogas sezonas, tikrai, kadangi jeigu baigiam sezoną su medaliais, manau, tai turim vertinti pozityviai. Tikrai gaila, kad nežaidėm finale, manau, kad galėjom duoti tikrai neblogą kovą Telšiam, bet manau, Vilkaviškis lygiai taip pat nusipelnė kaip ir mes ten būt. Džiaugiuosi tikrai, sezoną vertinu gerai, balo galbūt ir neįskirniečiau, bet manau tikrai yra pozityvus, geras sezonas, man asmeniškai irgi pirmas sezonas kaip vyr treneris NKL, džiaugiuosi, gera patirtis, gerų pamokų gavau, džiaugiuosi, kad ir pavyko tai užbaigti su medaliu, kaip pirmą sezoną, tikrai atvirai prieš sezoną. Mažai to tikėjausi, vėlgi jauna komanda, atjaunėjusi komanda, galvojom, pagrindinis dalykas vėlgi yra ugdyti žaidėjus, tas visas procesas, bet smagu, kad to viso proceso metu pavyko ir kažką laimėti ir sakau, tai toks ekstra visiems įvertinimas tiek mum, tiek žaidėjam ir svarbiausia, kad man ypač atėjusiam kaip vyr treneriui pirmą sezoną, tas žinojimas, kad einam teisingą kryptim, matom, kur ką galim pakoreguoti ir manau, tas mūsų visas, sakykime, galbūt ne komandinė rezultato prasme, bet žaidėjų tobulinimo prasme, kitais metais visas tas darbas gali būti dar geresnis, kadangi, sakau, pamatėm tas vietas, kur galim dar ir pasitemti, tiek visas štabas, tiek žaidėjai ir manau, viskas tik pozityviai. Jūs dienas nuo lentos! Mantai, manęs klausė prieš šio sezono pabaigą, ką reiškia žodis proveržis, sakiau Mantas Juzėnas, įvertink pats dabar savo sezoną. Manau, kad sezonas asmeniškai tikrai buvo labai geras ir labai smagu, kad su komanda sugebėjom finišuoti aukštą natą. Bet dabar sugrįžtant truputį į sezono pradžią apie tos lūkesčius ir galutinę vietą turnyrinėje lentelėje dabar sezono gale, ar jeigu kas nors būtų pasakę, būtumėt ją iš karto avansų rezervavę? Turbūt, kad taip, sakau, čia tas toks mūsų procesas, ar ne, tikrai yra tas jaunimo darbas jaunimo sistemoje yra ir tuo pačiu ir smagus, bet ir kartais sunkus, kadangi, kaip sakau, kai jau pradedam jaus, kad jau tie žaidėjai tikrai paeina į priekį ir galbūt, sakykime, rezultato prasme mes galim NKL duoti rimtą kovą, tai dauguma žaidėjų dažniausiai tada išeina į aukštesnį lygį ir šie metai nebuvo kitokie, buvo lygiai tas pats ir prieš sezoną vėlgi tikrai mąstėm, kad bus sunku, nes turbūt per istoriją esam šiais metais jauniausia dublerių komanda, kas yra buvę, nežinau, reikia turbūt pasižiūrėti, bet aš eilinį kartą pasimokau, kaip ir lygiai tais pačiais metais, kai su Vytautu Pliauga laimėjom pirmą vietą, lygiai tais pačiais dabar, kaip ir laimėjom trečią vietą. Labai gerai atsimenu prieš tą vasarą ir šią vasarą prieš šį sezoną, kad kalbėjom, bus sunku, atjaunėjus komandą, žiūrėsim, kaip čia bus, į aštuntuką patekti būtų labai geras mums pasiekimas, ar ne? Bet matom, kad ir tie metai, kur laimėjom ir dabar tikrai pasiekėm gerų rezultatų ir mane dar kartą mano nuomonė patvirtina, kad tai yra jauni žaidėjai ir net kartais užtenka vasaros, kad tie žaidėjai tiek fiziškai, tiek mentališkai labai stipriai pasikeistų ir dar galų gale su sezonė įdedamų gerų darbų galėtų siekti medalių. Tai vėlgi, manau, kitais metais mes vėl stipriai atjauniesim, vėl keisis tie žaidėjai, bet aš manau, tie patys, kurie liks iš šio sezono ir ateis pasipildys nauji žaidėjai iš trečios komandos, manau, jie vėl bus priaugę tą lygį, kad bent jau duoti gerą kovą, o kai bus pažiūrėsim, bet sakau, taip, šį sezoną tikrai nesitikėjom tos trečios vietos, gale sezono apetitas kilo bevalgant ir manau, mes visi norėjom finalo ir jautėm, kad ten galim būti. Dar kartą pasikartosiu, manau, finale buvusios komandos yra visiškai vertos ten būti, mums kažko pritrūko, bet džiaugiuosi, kad bent išėjom su medaliu. Žaidėjų progresas ir ūgtelėjimas per šį sezoną akivaizdus, viso to nebūtų be puikaus trenerių štabo darbo, jį turėjo taip pat labai įdomu Martynas, Tautvydas, Šarūnas. Kiek patys treneriai jaučiatės paaugę taip pat be žaidėjų? Stipriai, faktas, kadangi, manau, net ir pažiūrėjus mūsų visų trenerių amžių, esam pakankamai jauni treneriai visi, bet esam motyvuoti, manau, tikrai žinom ir mokam, kaip reikia dirbti su jaunimu. Bet kiekvieni metai prideda ir aš labai dar kartą noriu padėkoti savo treneriam, ar ne, jie tikrai tiek ir ne tik ir skirtus krepšinio trenerius, bet ir fizinio ir tą patį mūsų Tomą, kineziterapeutą, visi įdėjo didelį darbą, žaidėjai tą jautė ir labai svarbu, kad aš manau, kad svarbiausių rungtynių metu jie jautė mūsų pasitikėjimą ir jautė, kad tas trenerių padarytas įdirbis jiem padėjo, tai tikrai dar kartą didelis dėkui visiems treneriams, su kuriais dirbau šį sezoną ir manau visi paaugom ir dar kartą kaip ir tą manau, kad mes dar paaugę galim dar labiau tiem žaidėjams padėti ir dar geriau juos ugdyti. Ar Lietuvoje dabar nacionaliniai krepšinio lygoje jautiesi, kad viskas nuveikta prieš palikdamas, ar vis tik manai, kad liko ir nebaigtų reikalų? Asmeniškai pats, kaip galvoji?
Manau, kad tikrai liko nebaigtų, kadangi visi per atkintamąsią svajojom apie pirmą vietą, o nesugebėjome iškovoti, bet toks krepšinis. Svarbiausia, kad sugebėjom sezoną užbaigti su pergalę. Ir dabar tavo paties prieš išvykstant tikslai, lūkesčiai galbūt, ko ten tikiesi ir planai ateičiai. Manau, kad tiesiog pasirodyti kuo geriau, pasirodyti prieš kitus universitetus didesnius ir tiesiog sužaisti gerą sezoną.